Pavasaris yra tas metas, kai pasėlis arba įgauna pranašumą, arba jį praranda. Vos prasidėjus vegetacijai, piktžolės ima aktyviai konkuruoti su javais dėl maisto medžiagų, drėgmės, šviesos, o nepastebėtas ar pavėluotas sprendimas dažnai kainuoja dalį būsimo derliaus. Todėl pavasarį ūkininkui ypač svarbu pasirinkti tokį sprendimą, kuris leistų veikti užtikrintai ir be nereikalingų kompromisų. Čia iškyla esminis klausimas, kaip piktžolių kontrolę atlikti efektyviai, neapsikraunant sudėtingais mišiniais ir nebūnant visiškai priklausomam nuo trumpalaikių oro permainų. Būtent tokį veikimo laisvumą suteikia šis herbicidas. Reksadė tai sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienskilčių ir dviskilčių piktžolių kontroliai žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose ir vasariniuose kviečiuose pavasarį. Šis sprendimas sukurtas taip, kad vieno purškimo dažniausiai pakaktų patikimai suvaldyti piktžolių spaudimą ir užtikrinti švarų pasėlio startą. Produkto išskirtinumas slypi jo sudėtyje. Tai yra 3 veikliųjų medžiagų derinys, tai yra piroksulamas, fluorosulamas ir Arlex Active. Šios veikliosios medžiagos užtikrina platų veikimo spektrą ir stabilų rezultatą prieš daugelį probleminių piktžolių. Reksadė veikia sistemiškai, produktas pasisavinamas per lapus ir greitai stabdo piktžolių augimą iš vidaus, pašalindamas konkurenciją pasėliui, pačiu svarbiausiu momentu. Reksadė patikimai kontroliuoja platų vienskilčių ir dviskilčių piktžolių spektrą javose. Jis veiksmingas prieš tokias vienskiltės piktžolės kaip dirvinė smilguolė, tuščioji aviža, pelinis pašiaušėlis, dirsės, kurios dažnai sudaro didžiausią konkurenciją javams ankstyvuoju augimo laikotarpiu. Taip pat reksadė efektyviai naikina svarbiausias dviskiltės piktžolės – kibuilį piką, dirvinę našlaitę, rugiagėlę, aguonę ir ramunes. Dėl plataus veikimo spektro vieno purškimo dažniausiai pakanka, kad pasėlis būtų švarus. Svarbus šio sprendimo privalumas tai yra patikimas darbas realiomis pavasario sąlygomis. Reksadė išlieka veiksmingas esant skirtingoms temperatūroms, o lietus praėjus 1 valandai po purškimo įtakos efektyvumui neturi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai suteikia daugiau laisvės planuoti darbus ir mažina riziką susijusią su nepastoviu pavasario oru. Herbicidas pasižymi ir plačių naudojimo langų. Jį galima naudoti nuo BBCH 21-23 stadijos iki BBCH 32, tačiau didžiausias rezultatas pasiekiamas tada, kai purškimas atliekamas anksti pavasarį, kol piktžolės dar mažos ir aktyviai auga. Tokiu atveju javai greitai atsikauna ir gali vystytis be papildomos konkurencijos. Rekomenduojama reksadė norma yra 50 gramų į hektarą, pridedant Dasoil pusę litro, o siekiant maksimalaus poveikio rekomenduojami įsidėti tirbenronų metilo veikliosios medžiagos. Reksadė suteikia ne tik efektyvią piktžolių kontrolę, bet ir lankstumą ūkyje. Produktui nėra sėjomainos apribojimų ir dar vienas praktinis privalumas tai yra GoDry technologija. Granulės greitai ir tolygiai ištirpsta purkštuve, net šaltame vandenyje. Tirpale nesusidaro nuosėdų, neužsikemša filtrai ar purkštukai, o pats purškimas vyksta sklandžiai ir be trikdžių. Reksadė tai sprendimas ūkininkams, kurie pavasarį siekia dirbti užtikrintai, išnaudoti laiką maksimaliai, efektyviai ir padėti tvirtą pagrindą švariam laukui bei būsimam derliaus potencialui. Daugiau informacijos apie Corteva produktus skaitykite corteva.lt internetinėme puslapyje arba susisiekite su mumis telefonu.